Ką tik tokį kvailą video pasižiūrėjau iš Europos parlamento. Vieną Europos parlamento narį iš Kipro kalbino kažkoks televizijos kanalas. Ir jie šneka tipo apie tos dronus, kur tipo paleido iš Rusijos į Lenkiją galimai. Ir jisai sako tipo, ar reikėtų atkurti normalius santykius, tipo kažkas klausia nuomonės. Ir jisai maždaug sako, tai reikėtų atkurti normalius santykius su Rusija ir nebus tų dronų. Ir ta pašnekovė sako, o tai tu galvoji, kad įmanoma atkurti santykius su Rusija? Tai kad jie jau buvo normalūs. Jie buvo normalūs, tačiau NATO ekspansionistinė politika išprovokavo, galimai išprovokavo karą, sužlugdė santykius su Rusija ir mes turim dabar kraujo praliejimą. Buvo visiškai normalūs santykiai, buvo prekyba, buvo taika, buvo viskas normaliai, kol neatėjo Joe Bidenas. Ir neprasidėjo karas, atėjęs Joe Bidenui prasidėjo karas. Kodėl prie Trumpo karo nebuvo? Todėl, kad Trumpas žinojo, ko reikia nedaryti, kad jisai nekiltų. O Joe Bidenui buvo pofik, nes jisai žinojo, kad geriausia tai ukrainiečiai, kad mirs tai ukrainiečiai, ir rusai aišku, o ne kažkokiais amerikiečiai ir vokiečiai. Na tai galiu pakomentuoti dar kartą, kad tikrai labai gaila, tikrai gabus, talentingas žmogus buvo, man jisai biškį užnešė į mane, kad jisai šneka tiesą. Jam labai svarbu yra tiesa, jo šalis, jo tauta, o ne kažkokie tai svetimų šalių bėdos ar svetimų šalių karai. Kitas dalykas, kuo mes panašus, tai matote, dėl ko ką sakė Trumpas? Trumpas sakė, kad jisai būtų buvęs kitas Amerikos prezidentas kažkuris. Ateityje jis tikrai būtų buvęs prezidentas. Ir antras labai gražus dalykas, ką Trumpas pasakė apie šitą čiuvaką, kad čia yra puikus pavyzdys, kaip vienas čiuvakas gali pakeisti visą pasaulį. O dar kuo mes panašus, jis kritikavo visokias ten neteisingas politikas, kritikavo daug dalykų įvairių, tokius kaip abortai, tą patį ką ir aš, kad ten finansuoja karą Ameriką, kad neturėtų finansuoti Ukrainos karo, kad reikėtų vengti karo, reikėtų siekti taikos. Nu taip, esu per geros dūšios ir aplinkui žmonės tikrai prastai gyvena, ko pasiekoje naudojasi tuo, kad aš visais tikiu, visiems duodu šansus, turiu pinigų, pasitikiu ir mane apgauna. Bet jūs suprantate, yra toks vienas labai svarbus dalykas šitam dalyke, kad apgaut yra nelegalu, apgaut yra įstatymų pažeidimas. Šiuo atveju, kadangi yra galimai ant daugiau negu 100 eurų apgauta, yra ir nusikaltimas, baudžiamoji byla turės būti iškelta. Tai taip, aš esu pažemintas, taip mane pažemino ir tie kaimiečiai nepasitraukiantys iš Panevėžio, be abejo. Aš stresuoju, mane pažemino, aš nuėjau į minusą. Bet jie turi už tai atsakyti, jie privalo už tai atsakyti. Čystai gali būti, gal tas telefonas buvo iš tikrųjų to vaikino. Ir ta mergina buvo kaip ir jo tarpininkė kažkokia, kuri man melavo, kad telefonas neva tvarkingas ir kad neva čia jos. Gali būti ir taip. Ir paskui, kaip aš įmečiau 350 eurų, tai mergina į sąskaitą, tas čiuvakas nuėjo bankomatą, išsiėmė pinigus ir dingo. Na ne, nėra taip, kaip tu rašai, bet galiu pasakyti, jeigu trumpai, tai mano gyvenimą, mano ateitį, mano sveikatą sugriovė nužmogėję tėvai. Galima sakyti jo, bendrai paėmus mano gyvenimą, didžiausia mano problema, didžiausia mano netektis, tai nužmogėję tėvai. Ypač tėvas, kuris mane traumuoja jau 33 metai kaip traumuoja sistemingai. Tai man ir kainavo gyvenimą. Nu dabar dar plius nuodyt pradėjo. Pas lietuvis yra toks mentalitetas, jums ant tiek viskas ant lėkštutės paduota ir viskas lengva, jūs ant tiek daug naudos gauna iš savo skylės, kad jums atrodo, kad jos yra visagalės tą skylę turėdamos. Ir esmė yra tame, kad, pavyzdžiui, mane bobos žemindavo, išdavinėdavo, ten muždavo. Ir čia tipo normalu. O jau kai aš atgal kažkurį žodelį atšaunu, kad biškelį apramint, kad biškelį jos pasijaustų taip, kaip aš jaučiuosi, tai jau viskas, aš nenormalus, aš su bomo elgtis tipo nemoku. Tai kam jūs mušat mane? Kam jūs išdavinėjat mane? Kam jūs žeminat, negerbėt? Kada čia stoviu Vilniuje prie Akropolio ir važiuoju tokios bobos marozės tokios. Nu, končinos valkatos, kitaip nepavadinsi. Ir prie visų žmonių pradėjo rėkti. Ten, gaidymai, bachai, kada šūdus valgys. Ir boba iš oro. Ta prasme, iš niekur nieko pradėjo, tai negražiai šnekėtina.
Tai čia tipo normalu. O kai aš kažkokią bobą ten už tokius žygdarbius gaidžių pavadinu, tai visių nenormalus, aš tipo žemino bobos. Tai kam jūs pačios pradedat valko tos končinos? Pofik man, kad jūs ten tą skylę turite, užsikniskit. Aš irgi žmogus, aš irgi jausmus turiu, man irgi skauda, kai mane žemina, apgauna, apvagia, primuša, išduoda tvojų materį, nu. Supraskite šitą dalyką, kad taip, jūs turit skylę, taip, dėl tos skylės labai daug žmonių padarys, labai daug, duos daug pinigų, būtų namų. Bet tai čiuvakai irgi žmonės valko tos končinos jūs, ei.